Labas rytas, mėlėjai. Na, aš tikiuosi, kad mano kolegos Dainius ir Žemyna jūs jau pažadino. Na, o man belieka pagaminti jums pusryčius. Tiksliau pamokinti jūs, kaip pasigaminti nuostabią vokišką lęšių sriubą. Kas nemėgstate žirnių, patariu dažniau naudoti lęšius. Jie yra tiek maistinė vertė, tiek savo skoniu yra labai panašus į žirnius. Tačiau aš žirnių nemėgstu, bet lęšius dievinu. Šiam patiekalui naudosime bulves, naudosime porą, morkas, svogūną, kumpį, petražolės, česnaką, šiek tiek miltų, pieno, na ir be abejo lęšius. Gamindami greitus pusryčius, mes savo sriubą virsime greitpuodyje. Mums išvirti lęšius prireiks 10 minučių. Na, jeigu jūs namuose virsite paprastame puode, jums prireiks apie 30 minučių iki to laiko, kol subersime likusias daržoves. Na, ir sudedame supjaustytus porus į mūsų daržovių indą. Na, o morkas pjaustysime plonais griežinėliais. Aš naudosiu tą patį įrankį, su kuriuo lupau bulves ir tas pačias morkas. Taip pat darome su svogūnais. Imame česnaką. Kumpį naudosime parūkytą. Mums svarbiausia yra, kad kumpis suteiktų savo kvapą, savo aromatą ir susimaišęs su visa gama daržovių, kurią naudojame šiai sriubai, padarytų ypatingą kvapą. Ir supjaustę likusias daržovės, berėme jas į kaitintą keptuvę. Šiek tiek pakepsime, tada pilsime pieną ir miltus. Pjaustysime bulves. O bulvės man patinka sriuboje, ypatingai šioje, supjaustytos kubeliais. Todėl aš jas pjaustysiu kubeliais. Pjaustome svogūną ir porus morkytės. Ir dabar jau laikas mūsų daržovėms keliauti ten, kur verda lęšiai. Taigi supilame viską į puodą, uždengiame pavirti dar šiek tiek. Pilame pieno, viską permaišome. Na, o dabar matau, kad daržovių ir kumpio sultys, kurias jie įskleidė kepdami, su pienu ir mūsų miltais jau susimaišė. Dabar mes jau turime viską dėti į sriubą. Viską truputėlį pamaišome ir leiskime 10-15 minučių ant labai lėtos ugnies dar šiek tiek pavirti. 10 minučių jau praėjo ir mes galime ragauti sriubą. Labai skanu, bet dar mes turime padaryti tokį dalyką. Turime įberti druskos ir, žinoma, pipiro, be kurio aš asmeniškai neapsieinu niekada. Imame petražolės. Iš tikrųjų reikia labai nedaug, nepersistenkite. Štai taip. Paimame ir susmulkiname. Ir suberkime viską į sriubą. Praktiškai galime išjungti viryklę ir palikti tiesiog 2-3 minutės. Šią sriubą galiu valgyti kiekvieną dieną. Na, o aš mėgstu su grietinė. Jeigu jūs mėgstate lygiai taip pačiai, galite šiek tiek dėti grietinės. Gaminkite šią sriubą ir mėgaukitės jos nepakartojimu skoniu. Gaminkite todėl, kad ją pasigaminti yra labai pigu. Jeigu jūsų šeimoje yra 4 žmonės, šios sriubos savikaina jums bus iki 7 litų. O dabar atsisveikinu su jumis. Iki kito ryto.